Dobrovolska, kad nuteistųjų jų kieme nebūtų. Netgi siūlo tokius namus įkurti Turniškėse. O į susitikimą atvykusią teisingumo ministrę nušvilpė ir gėdino. Domeikavos gyventojai nebūtų pirmieji. Šalyje jau veikia 7 tokie pakelės namai. Ar kelia nepatogumų tokia kaiminystė, domėjosi Ieva Kiraitė. Susitikti su teisingumo ministre atėjo per 500 Domeikavos gyventojų. Keliems šimtams sunkiai sutilpusi salė, kiti liko lauke. Vos tik į salę įžengė ministrė Evelina Dobrovolska, pasigirsta švilpimas. Tačiau jis greit nurimsta ir pasipila gyventojų klausimai. Jeigu didesnių aistrų salėje nekilo, tai minia lauke buvo gerokai įsiaudrinusi. Vos tik Dobrovolska išeina, pasigirsta šūkiai. Ministrė su delegacija eina iki vietos, kur ruošiami pusiaukelės namai. Čia ministrė priversta išklausyti mokyklos direktorės prašymą. Netinkama vieta ir kad apsaugokit mūsų vaikus. Ministrei tenka bendruomenės atsiprašinėti dėl jai pavaldžių institucijų padarytų klaidų. Prieš tai nesidomėjot? Akivaizdu, kad tarnyba galėjo įvertinti ar pateikti informaciją kitaip. Tai nėra pirmieji pusiaukelės namai, taigi akivaizdu, kad klaidų yra. Tai todėl klaidų yra. Tai atsiprašau. Bendruomenės atstovai kategoriški. Sako, padarys viską, kad pusiaukelės namų jų kieme nebūtų. Pateikiami skaičiai, kad pavyzdžiui yra ten vienas skaičius jų grįžtančių atgal į įkalinimo įstaigas tikrasias, Pravieniškės, sakykime, bet iš tikrųjų tie skaičiai yra daug didesni, negu jie pateikia, kad probacijos darbuotojas turi tik tai tiek tų klientų, savo pacientų, kaip aš sakau, o iš tikrųjų yra skaičiai pas nedvigubai didesni. Tarsime, tai yra melas ir dar kartą melas. Dobrovolska pripažįsta, klaidų padaryta. Informacijos stoka, informacijos neatitikimas, akivaizdu, kad bendruomenė tikrai turi pagrindą kelt klausimus, turi pagrindą dėl nežinios abejoti arba nepasitikėti. Esu tikra, kad šitas klaidas būtina atitaisyti ir atsiprašau. Visgi ministrė nesako, ar šio atviro tipo kalėjimo čia gali būti atsisakoma. Neatvažiavau įtikinti bendruomenės, atvažiavau išgirsti, kas yra blogai, kas buvo netinkamai iškomunikuota, koks yra lūkestis, kas kelia nerimą ir nežinią. Šalia pusiaukelės namų esančios mokyklos direktorė sako, kad po susitikimo ramiau nepasidarė. Išgirdot, kas nuramintų galbūt šiandien? Šią minutę ne. Ministrė sakė lūkestį, savo tikslą siekį, kad atvažiavo išgirsti žmonės, bet savo pozicijos aiškios neišsakė. Gyventojai įsibaiminę. Vaikai maži, viskas, šis atstumas nedidelis iki to objekto, tai tikrai nesinorėtų to judėjimo, tokių žmonių su tokia praeitim, sakykime. Rūpesčius kelia, kad nebūtų čia to viso, tos nesąmonės. Bijom. Aš, pavyzdžiui, invalidė esu ir sena jau, bijau. Nereikalinga, tegu Turniškėse, ten. Yra laisva prezidentūra į ten. Galimas. Kaip vaikam eiti į mokyklą, išlips va šitam pačiam sustojime, kur į probaciją važiuoja žmonės. Kauno mieste vis 2000 į probaciją važiuoja. Ir tai kitiem reikia net 2 kartus į mėnesį važiuoti. Tai ištisai tarp vaikų. Lietuvoje veikia jau 7 pusiaukelės namai. Šią vasarą atidaryti ir Tauragėje. Meras sako, kad ir čia iš pradžių bendruomenė nebuvo itin palankiai nusiteikusi, tačiau per visą veiklos laiką skundų negauta. Viskas gerai, jau šiandien ten gyvena 20 asmenų. Aišku, visokių iššūkių yra, aišku, dėl susiradimo darbo, iššūkių jų pačių gyvenime. Tas darbas sklandžiai toliau gyventi, integruotis, tai tų iššūkių yra, bet išorinių rizikų, kurios keltų kažkokius rizikas gyventojams, tai tikrai nieko panašaus negirdėjau. Pusiaukelės namų tikslas pagerinti bausmių vykdymo sistemos kokybę. Tokie namai statomi įvairiose vietose, jie turėtų atsirasti kiekvienoje apskrityje, kad nusižengusiuosius pavyktų greičiau integruoti visuomenėje. Tokia praktika taikoma Skandinavijoje ir kitose Europos šalyse. Ieva Kiraitė, Nerijus Bliujus, Evaldas Žymančius, Kauno rajonas.